Sveiki, tai praeitame video mes sužinojome, kaip rasti skaliarinę vektorių sandaugą. Ir mes žinome, kad reikia sudauginti visus vektorių komponentus ir juos sudėti. O geometriškai tai būtų vektoriaus A ilgis kart vektoriaus B ilgis ir kart kosinus alfa. O alfa yra tiesiog kampas tarp dviejų vektorių. Tai šiandien aš jums noriu parodyti, kaip rasti plotą, kurį sudaro du vektoriai. Tai du vektoriai sudaro lygiagretainį. Tai kaip mes galime rasti to lygiagretainio plotą? Mes galime padaryti tą naudojant determinantus. Tai kas yra determinantas? Tai determinantas vektorių A ir B yra užrašomas matricos forma. Tai mes sudedame tiesiog visus vektorių komponentus. Tai bus A1, A2, B1, B2. Kaip mes apskaičiuojame, tai mes turime sudauginti priešingus komponentus. Tai bus A1, B2 ir atimam A2 kart B1. Tai jeigu mūsų vektoriaus A komponentai yra, tarkim, 5 ir 1, o vektoriaus B komponentai -1 ir 2, tai determinantas A ir B yra lygus 5, 1, -1 ir 2. Ir tai yra 5 kart 2 minus -1 kart 1. 5 kart 2 bus 10, tada minus -1, tai mes gausime +1 ir tai bus 11. Ir tai yra lygiagretainio plotas, kurį sudaro šie du vektoriai. Tai yra labai lengvas būdas rasti tą plotą, tačiau nelabai intuityvus. Tai jeigu jūs vėliau mokysitės tiesinės algebros, tai jūs labai dažnai naudosite determinantus. Ir manau, kad reikėtų žinoti, iš kur atsiranda tie determinantai, kad galėtumėt intuityviau apie tai mąstyti. Tai visų pirma, pamėginkime rasti trikampio plotą, kurį sudaro du vektoriai. Tai bus trikampio plotas. Ir visi atsimename, kad trikampio plotas yra lygus vienai antrajai lygiagretainio plotui. Tai trikampio plotas yra lygus 1/2 kart trikampio pagrindas, kas yra tiesiog vektoriaus A ilgis ir kart trikampio aukštis. Trikampio aukštis kart H. O H yra lygu vektoriaus B ilgiui kart sinus alfa. Taip, jeigu mūsų alfa yra štai čia. Tai mūsų trikampio ploto formulė. Trikampio plotas yra lygus 1/2 kart vektorius A kart vektorius B ir kart sinus alfa. Tai kadangi mes dar nemokame rasti sinus alfa, mes galėtume naudoti šitą formulę, išsireikšti kampą alfa, tada įsistatyti į šitą formulę ir apskaičiuoti trikampio plotą. Bet mes sugaištume labai daug laiko ir reikėtų labai daug skaičiuoti. Tai daug paprastesnis būdas, aišku, yra naudoti determinantus. Taip, pamėginkime iš pradžio pakeisti sinusą į kosinusą. Tai
ką padarysiu aš, tai tiesiog pasuksiu vektorių A 90 laipsnių kampu. 90 laipsnių kampu ir pasivadinsiu naują vektorių A1. Tai A1 bus tiesiog vektorius A pasuktas 90 laipsnių kampu. O naujas kampas tarp vektorių bus alfa1. Alfa1 yra tiesiog 90 laipsnių minus alfa. Ir mes žinome, kad sinus alfa yra tas pats, kas kosinus 90 minus alfa. Tai mes gauname, kad sinus alfa yra lygus kosinusui alfa 1. Tai šitą formulę mes galime tiesiog pertvarkyti ir užrašyti biškelį kitaip. 1/2 kart vektoriaus A1 ilgis, vektoriaus A ilgis ir A1 yra toks pat, kadangi tai yra lygiai tas pats vektorius, tik tai pasuktas 90 laipsnių kampu. Tada kart vektorius B ir kart kosinus alfa 1, kadangi kosinus alfa 1 yra lygus sinusui alfa. Tai iš esmės šitos formulės mums duos tą patį atsakymą. Tai šitas reikalas mums atrodo panašiai, kadangi tai yra tiesiog skaliarinė vektorių sandauga. Tai yra 1/2 kart vektorius A1 ir kart vektorius B. Tai dabar mes nežinome tik tai vektoriaus A1. Tai mes jį galime labai lengvai susirasti. Tai nusibrėžiame koordinačių sistemą ir nusibrėžiame vektorių A. Čia bus mūsų vektorius A. Tai jo komponentai yra A1 x ašyje ir A2 y ašyje. Dabar mes galime paimti šitą stačiakampį ir tiesiog jį pasukti 90 laipsnių kampu. Tai mūsų stačiakampis atrodytų taip ir vektorius A1 atrodytų taip. Tai mes dabar matome, kad y komponentas yra A1, o x komponente yra minus A2. Tai vektorius vektoriaus A1 komponentai yra minus A2 ir A1. Tai mes gauname, kad trikampio plotas yra 1/2 lygiagretainio kart lygiagretainio plotas ir tai yra 1/2 kart vektorius A kart vektoriaus B ilgis ir kart sinus alfa ir tai yra 1/2 kart vektorius A1 kart vektorius B, atsiprašau, kart vektorius B ir tai yra tiesiog 1/2 kart determinantas vektorių A ir B. Tai mes žinome, kad vektorius A1 kart B yra tiesiog sudauginti ir sudėti visi jų komponentai. Tai vektoriaus A1 pirmas komponentas yra minus A2 kart vektoriaus B pirmas komponentas ir plus A1 kart B2. Ir tai ir bus determinantas.
Ir kaip rodžiau prieš tai, mes jį užrašome matricos formoje, surašę visus vektorių komponentus. Ir mes jį apskaičiuojame sudauginus priešingus narius ir atimant juos vieną iš kito. Tai bus A1 kart B2 minus A2 kart B1. Ir kaip matote, šitie du dalykai yra tokie patys. Šitas dalykas bus determinantas vektorių A ir B. Ir mums reikės žinoti, kaip reikia apskaičiuoti determinantus, kai mokysimės apie vektorinę vektorių sandaugą. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.